Iš kur atvykote? Iš Naujininkų. Iš Naujininkų, tai Naujininkų rajono. Jūs vietinis esate. Taip. Labai noriu, aš prieš Šimaitę, aš noriu mokėti mokesčius. Apmokestinti visus karius, šaulius, Seimo narius, policininkus ypatingai. Nu, jie prieš mus. Jūs norite pasakyti, palaukit, jūs sakote, kad Kariai, prieš... šauliai turėtų mokėti, karo policininkai, politikai, savivaldybės visi dar turėtų mokėti tą mokestį, nes jų čia nėra, jie sutinka. Jiems jis tinka, suprantat. Aš Naujininkose turiu už 2 milijonus būstą ir aš pasirengęs irgi mokėti. Jūs sakot, kad tie, kas mus gina, turi mokėti mokestį. Kas gina mus, dabar jūs atsakykite. Kariai, šauliai. Nuo ko gina jie? Siunčia žinutės grasinančias, kad tu ruski mes tave sudarosim. Kas čia jums siuntė žinutę? Šaulys, du net. Jums tokia žinutė? Taip, pranešta vadams ir jie nereaguoja. Kai aš esu atsargos karys, aš nei karto nesu iškviestas į mokymus niekur. Aš moku šautuvų naudotis, nors jau senys esu, suprantat. Ką jie gina, jie negina, jie gina savo šiltas vietas, sinekūrą savo ir ginti nieko nesiruošia, oro balionų nešaudo, suprantat? Nes konservatorių cigaretės ateina. Konservatorių cigaretės ateina su oro balionais. Gerbiamas Vilnietį, nu ar tikrai? Nu tikrai taip. Cigarečių visi žino, bet kurį miestelį, kur nusipirkto, partizanų kapų ir kryžių nieks neparodys, suprantat? Tai viešai, tik policija nežino, va tie, kurie turėtų mokėti tą mokestį. Ar jūs esate susipažinę su tais siūlymais, kaip tas mokestis? Ten yra siūlymų lygmuo, bet vis tiek ar esate susipažinę? Ateina krizė, reikia mažinti visus mokesčius, ypač verslui, kad mūsų kaimuose atsirastų karvės ganyklose, kiaulytės būtų nebe nelegaliai. Nes dabar galima gauti už kiaulės auginimą daugiau negu 100 gramų kanapių, suprantat? Ožkos, avys, žąsys, mes turime maisto turėti, o jūs kalbat apie šitos durnius visus, suprantat? Baudų primokėjęs esu už kaukės, kur pasakė, kad iš mūsų tyčiojosi. Dulkę esu pasiuntęs ant 3 raidžių, mane buvo nuteisę, suprantat? Ir jūs visi džiaugiatės. Tai turėjot baudų ir už viešų taisyklių nesilaikymą karantino metu, taip? Ne, tai nebuvo jokia taisyklė, tai buvo prievarta, diktatūros įtvirtinimas, ką mes dabar matome. Kaip manot, ar mitingų galima kažką pasiekti, ar išgirs politikai tie sprendimų priėmėjai kažką visuomenės balsą? Trumpam išgirs, bet ne dabar. Mitingas turi būti didesnis prie Seimo. Ten palikti tarpą ar plojimais jos išlydėti. Į Lukiškės pervadintas žaliąją mylę, vienintelis. Nes arba jie mus, arba mes juos. Lukiškėse jau nebėra kalėjimo, žinokit. Jie labai mėgsta ten filmuotis, renginius, tai ten tik tai naujos iškabos reikia. Žalioji mylė ir juos ten įdarbinti. Supratau, tai jūs prieš valdžią, prieš režimą, aš ne prieš Lietuvos valdžią. Lietuvoje nėra režimo. O kasgi čia? Demokratija. Kasgi čia režimas baudos, už patiktuką Facebook'e baudos. Policija skambina taip pat, kas čia demokratija, jūs vaikeli, kiek jūs metus netokie jaunagi jau. Kokia čia demokratija, apie ką jūs kalbate? Tai diktatūra, ką mes galim Lukašenkai pasiūlyti? Galimybių pasą, šitą neapykantos kalbos įstatymą? Baudas už kaukės. Ką mes galim pasiūlyti, mes plečiam demokratiją, ką jūs klėdite? Jūs dirbate režimui, nu. Ačiū Jums. Tai sakė žmogus, tai yra jo nuomonė iš tikrųjų. Čia visų nuomonė, paklauskite. Paklauskite. Einame dar paklausti. Lygiai. O gal jūs norit, aš truputėlį galiu pakalbinti? Oi, čia pats nemėgstamiausias, pats bjauriausias jūsų kanalas ir aš jums interviu jokių nenoriu duoti. Tas yra melas skleidimo kanalas. Bet mes dabar tiesiogiai transliuojam. Tai kad jūs tiesiogiai transliuojate. Tai gerai, šaunuoliai, kad tiesiogiai transliuojate. Bet jūs tai turbūt už tą nekilnojamo turto mokestį. Ne, aš atėjau paklausti. Jūs asmeniškai. O aš jūsų noriu, man galvoju į klausimą atsakyti. Bet jūs pati kaip? Už nekilnojamo turto mokestį? Ne, žinokit, aš kaip žurnalistė atėjau tiesiog žmonės pakalbinti ir paklausti, iš kur atvyko, ar patys. Man įdomi jūsų nuomonė. Pasakykit savo nuomonę. Aš žinokit, žurnalistė esu, aš dirbu darbą šiuo metu, aš atėjau pakalbinti susirinkusius žmonės, tai ne apie mano nuomonę čia, yra apie jūsų nuomonę. O tai mano nuomonė, kad reikia visą šitą Seimą, viso šitos, žinot, kaip teisingai vienas žmogus pasakė, kad kai buvo tie, ta nepriklausomybė ir tie visi KGB darbuotojai, kurie įsislaptinė ir komunistai sustojo vieną eilę ir įsiskaičiavo pirmas, antras. Tai pirmi į tą konservatorių partiją, o antrieji numeriai visi į socialdemokratų partiją suėjo. O mes tą ir turim dabar. Taip skaičiuojat. Jūs pats turite nekilnojamojo turto? Savaime suprantama. Domėjotės tais siūlymais? Mano amžių jau normalu, kad nekilnojamą turtą aš turiu. Ar domėjotės tais siūlymais, kurie buvo ten pateikti, nes ten yra tos, kiek nereikėtų už kokią sumą, paskui kaip... Iš viso nereikia mokėti, aš jau sumokėjau už savo visą turtą savo, ką pirkau.
Visai ir PVM-ais, ir ten, nu viskom sumokėta. Ir permokėta. Ir dar dabar į mane apiplėšt nori. Čia yra apiplėšimo mokestis. Čia yra aršiau negu kad 900 metais tie reketininkai važinėjo ir atiminėjo nu, verslininkus ir smaugė. Bet už surinktus mokesčius, už tai, ką surinks, paskui galės, bent jau planuojama, kad infrastruktūrai arba gynybai bus skirtos lėšos. Gal nėra tai blogai? Nereikia gynybai skirti savo, o ne Ukrainai. Ir viskas. Gynybai yra šitiem dalykam. Irgi stiprinti Kas? gynybą Lietuvos. Ukrainai. Ne, ir Lietuvos gynybos stiprinti. Tai čia tuos pinigus, kur atiduoda Ukrainai, tegu skiria Lietuvai gynybai. Ir viskas, ir bus daug pinigų. Plius, atstatyti tranzitą, ką Gabriukas padarė. Ačiū Jums. Gal galim truputėlį pakalbinti? Gal galiu Jūsų paklausti? Kaip? Priešams dirbat. Priešams? Kokiem priešams? Ar galima paklausti Jūsų? Ne, Delfi, atsiprašau, Jėzus, ne. Atvykote į mitingą, tai turbūt ir pats turite nekilnojamojo turto ir tai tiesiogiai Jūs liečia. O kas neturi būto? Pasakykit. Nu, yra tokių Jūs neturit žmonių. būto? Tai ką, kurie turi būtą? Senelį, pažiūrėkit, ne Lietuvai dirba. Nu, čia galima prisisekti, ką nori, su manim galima kalbėti, aš nepykstu. Jeigu pas kitą žmogų kitą nuomonę. Tai ką, dabar, kai iki 40 000 atseit, kur tokį būtą surasti? Rušnelą medinį už 40 000. Mažiausiai 100 000, 2 kambarių būtas. Blokiniuose namuose. Aš tokiam gyvenu. Taip, bet ten yra dar numatyta įvairių, bet aišku, čia viskas yra tik siūlymai, bet ten yra numatyta įvairių išlygų irgi ten nuolaidos, ten pirmas būstas, jeigu su... Tai prie ko aš nusipirkau, žmogus nusipirko būtą, jis sumokėjo. Kai algą gavo, sumokėjo pajamų mokestį, kai pirko būtą, sumokėjo PVM-ą ir dar jis turi mokėti. Už ką? Ką valstybė žmogui padėjo tą būtą? Tie rusų okupantai, kiek būtų nemokamai išdalino? Oi, daug išdalino būtų. Bet kita santvarka buvo ir visiškai čia nepalyginami dalykai. Ne, bet mes kalbam, ponia, apie būtus. Kiek išdalino būtų ir aš gavau iš jų būtą. Nedidelis 2 kambarių, vaikai atskirai gyvena, man jau užtenka 46 kvadratų, su visku dabar skaičiuojama. Supratau, tai jūsų butas yra dar iš tų laikų, kai jūs įgavote, dar sovietų laikais. Taip. Ačiū Jums labai, gero mitingo.